Sveiki draugai, už manęs Arvydų žuvininkystės ūkio 16 tvenkinys. Esu VIP sektoriuje, tai pasimėgausiu išskirtiniam privilegijam, bet tokį rudenį, tai turėti elektrą ir šilumą aplink tikrai didelis pliusas. Ir ką, praleisim čia 2 paras, žvejosiu su draugu, tad visa pradžia, visi darbai yra sekmadienis, vakarop jau, apie 4, pusę 5, tai ieškosim taškų ir bandysim, žinoma, suvilioti rudeninį laimikį. Tikiuosi aplankys Arvydų senoliai, galbūt pats Arvis pasirodys. O kaip visą tai tęsis, pamatysit šitam video. Kas tikrai džiugina ir kas yra puiku, kad Arvydai nuo kito sezono jau pasiūlys žvejam ir jų spėjo labiau žmonoms, antroms pusėms, tokius namelius. Ne visos mėgsta miegot palapiniai, o ir žvarbiai, sakykime, jau rudens vakarai. Pačiam žvejui yra maloniau tikrai turėti tokią užuovėją. Welcome to my crib. Kaip ir kiekviena žvejyba, viskas prasideda nuo jauko maišymo. Užsimaišiau jau irgi PVA miksą, šiek tiek jį užpyliau amino miksais, o miksą sudaro labai paprastai mikropalečių miksiukas, įvairios tokios smulkios, kelių spalvų ir žinoma krūšinti boiliai, bet didesnį dalį palikau palečių. Na, o jaukui jau duosim kiek rimčiau. Vėlgi, stambesnės peletės, tarp jų ir smulkesnių žuvinės. All season mixas. Halibut pelečių miksas. Puikiai tinka, nes įvairūs dydžiai skirtingų laikų pradeda vilioti žuvį. Dėsim smulkinto tigrinio, liko dar nuo praeitų žvejybų. Taip pat panaudosiu, kad greičiau prisišaukt žuvį tų pačių smulkesnių, nedaug, bet kuo smulkesnė frakcija, aišku, tai gali labai greit panaikinti ir smulkios visos kitos žuvis. Šiai žvejybai naudosiu Sweet Nut ir Glory Fish boiliukus. Žiūrėsiu, kadangi nors jaukas bus ir labiau žuvinės sudėties, bet žvejosiu su Sweet Nut boiliu, bandysiu tokį variantą. Tai jų šiek tiek įdėsiu cielų ir pjaustytų. Kol kas būtent tą pelečių miksą užpilsiu amino miksais irgi ir leisiu pastovėti. Ne per daug. Jau ne vasara, bet žuvį prisikviest reikia. Taigi paletės ruoštos. Tuo metu dar taip pat naudosiu grūdinę kultūrą. Tigras, kanapė ir kviečiai. Ir panaudosiu tą pačią taktiką, kaip ir kintuose, tai juos įmirkysiu CSL likvidų. O kol viskas brinksta, galime eiti pasiieškoti žvejybinių taškų.
Palaukti pirmojo laimikio šiek tiek teko, bet pirmąjį vakarą visgi sulaukti pavyko. Ir štai toks 8 kg veidrodukas pasisveikino apie 9 valandą vakaro. Pasirinko į Sweet Nut boiliuką su Tutti Frutti viršūnėlė. Užkibo kiek iš 100 metrų. Padovanoja neblogą kovą, bet galiausiai atsidūrė mate. Neilgai po persimetimo dar kart ant tos pačios meškerės ta pati kombinacija Sweet Nut Tutti Frutti ir toks 4,5 kg karpiukas. Dar kart prajudino signalizatorius. Jį paleidžiam ir tęsim šią žvejybą, žinoma. Kol kas dirba vienas taškas ir viena kombinacija, tai Sweet Nut su Tutti Frutti. Ir dar vieną padovanojo tokį 6 kg veidroduką. Smagu, pirmas vakaras gan darbingai. Dar kart prieš vidurnaktį, tas pats taškas. Tas pats masalas, šį kartą vėlgi toks 8 kg veidrodukas. Smagu, kai žuvis kimba. Pusė 2 nakties ir vėlgi kibimas ir kol kas karpiai renkasi tik tą vieną tašką su ta pačia kombinacija. Bandysiu vieną kombinaciją taip pat keisti čia arčiau esančią, vieną vis tiek paliksiu dar. O štai čia 5 kg apvalutis veidrodukas. Gerai, čia nėra ko daug kankint. Leidžiam atgal ir persimetinėsim vėl iš naujo.
Po darbingos nakties išaušia tikrai darbingas rytas, nors dar varčiausi šiltai guolyje, bet finalizatorių skibimas 9 ryto privertė visgi atsikelt ir tik pakėlus vieną meškerę išvažiavo ilgai tylėjęs kitas taškas. Taigi abi žuvys identiško svorio, bet šiek tiek skirtingas. Taigi vienas veidrodukas, 8,5 Sweet Nut ir Tutti Frutti kombinacija, vilioja FT. O ilgą nakties dalį pragulėjus Glory Fishas su Classic Shellfisho viršūnė geltona atnešė štai tokį irgi 8,5 žvynių. Pirmasis žvynis šioje žvejyboje. Tai su draugo pagalba pavyko, kaip sakant, abi žuvis sėkmingai įsiversti į graibštą ir dabar parodyti jums. Kągi, per pačius, galima sakyti, pietus apsilankė kol kas šios žuklės didžiausias karpiukas, toks žvynius. Vakar nebuvo nei vieno žvyniaus, šiandien jie jau pasirodė, pikti. Ir tai toks, toks neklaužada, 9,5 kg, gražus. Pagautas vėlgi ant tos pačios Sweet Nut Tutti Frutti kombinacijos. Dar kartą aš jau greitai parodau. Ir leisim, žinoma, atgal. Štai. Štai kokia žuvis. Praėjo para nuo atvykimo ir beveik para nuo pirmųjų meškerių užmetimo. Kol kas dieną karpiukai juda, bet žymiai silpniau nei naktį. Vis dirbam, ieškom
kitų kombinacijų, kurios taip pat viliotų žuvį kaip Sweet Nut ir Tutti Frutti, kuri pagelbėjo ir draugui, kuris pasikeitęs būtent į šią kombinaciją pagavo taip pat savo žuvis. Dabar vėlgi paruošiau meškerės persimetimui, pasijaukins vėl taškai. Ruduo tikrai dar gražus ir tikrai galima pagauti gražių dar žuvų. Visos meškerės sėkmingai pasiekė vandenį. Čia, kur metu iš rankos artimesnis taškas. Dabar pakobrinau tirpukais taip riebiau. Kodėl nespombinu su raketa, nes būtent vakar čia prieš mane buvęs žvejys užbaigė sezoną ir sakė supylė apie 15 kg pašaro. Bet deja, kol kas ši vieta kibimo nedavė. Tai galbūt visgi tokiu metu tai nėra pats geriausias sprendimas, nes visi kibimai buvo iš mano pasirinktų taškų, bet neaišku, kada gali užeiti ant karpių būrys. Tai vieną vis tiek laikau, vis kaitalioju masaliukus, dabar ten Krill and Plum lengvintas dugno masaliukas. O kur su laiveliu, tai žaidžiu su atstumais, šiek tiek dėliojęs meškerės, kur maždaug žuvis matęs juda, tai kiek virš 100 metrų atstumo žvejoju. Ir dabar vėlgi Glory Fish su slyvos viršūnėlė ir žinoma kombinacija, kuri kol kas dirba be priekaištų, tai Sweet Nut ir Tutti Frutti. Ja, laikas eit patiem kažką pasigaminti, pavalgyti ir tikiuosi sulauksim žuvies. Kągi,
apie pusę 5, prieš 5. Sulauk pavyko dar vieno kibimo. Vėl veidrodukas. Ir štai toks trumpas, bet apvalus. Renka jau atsargas, matyt, žiemai. Didžiulio pilvo, 8,5 veidrodukas. Pasirinkęs vienintelę ypatingai dirbančią Sweet Nut Tutti Frutti kombinaciją. Tai ką, telieka paleisti žuvį ir laukti sekančios. Toks vat karpiukas, vėlgi 9 valandą vakaro. Nieko keista, kad sudirba vėl tas pats taškas. Ir štai toks 6 kg gražuolis aplankė šį vakarą. Kiek po vidurnakčio ir aplankė štai toks standartinis 6,5 maždaug žvynius, pasirinkęs jau nekart minėtą kombinaciją. Leidžiam atgal ir laukiam sekančio. Labas rytas, 6:30. Už nugaros tirštas rūkas. Antra naktis žymiai šaltesnė, temperatūra krito iki 3 laipsnių. Bet karpiukams tai kibti netrukdo. Ir štai dar vienas 6,5, kaip sakant, standartas Sweet Nut su bananinė viršūnė. Atsiliepia kiek kita meškerė, bet Sweet Nut boiliukai visgi daro pagrindinį, sakant, darbą, vilioja žuvį, o ryte laukia dar fotosesijos ant draugo meškerės užkibęs tikrai gražus karpis, 16,5 kg veidrodis, tikrai ne kasdienis laimikis, todėl jis ilsis ramiai savo ir laukia dienos šviesos, kuomet su juo bus galima gražiai papozuoti ir įsiamžinti. O dabar šį dar karpiuką leidžiu atgal ir kol saulė prasklaidys šiek tiek rūką, eisiu dar pasivartyti lovai.
Rytas ir toliau gan produktyvus. Kibimai dabar persikėlė ant kitos meškerės. Ant Sweet Nuts su bananinė viršūnė geltona. Reiks eit iš naujo persitempt, po to kiek prasitlaidžiu rūkui pasikoreguot gal ir kitus taškus, o gal ir paliksiu, bet dar iki žvejybos pabaigos lieka keletas valandų. Tai meškerės tikrai dar bus užmestas ir tikiuosi dar spės suviliot ne vieną karpiuką, o štai čia vienas mažesnių, 5,5. Toks gyventojas, kurį, žinoma, leidžiam atgal. Taigi, šitoks laimikis uždeda vyšnę, kaip sakant, ant torto. 16 kg. Gražus karpiukas. Draugui tikrai puikus laimikis, pasigerinus rekordą ne vieną kartą šitoj žvejyboj. Ir ką, po tokios fotosesijos, žinoma, paleisim atgal į Arvidų vandenis. Štai ir prabėgo paskutinė žvejyba Lietuvoje. Ruduo tikrai didžiųjų karpių metas. Puikiai praleistos 2 paros VIP sektoriuje Arviduose. Iš viso sulaukėm kartu 25 kibimo, 22 žuvys sėkmingai realizuotas. Viena jų, kaip matėt, tikrai gražus 16 kg veidrodukas. Didelės žuvies jau čia irgi yra, karpiai užaugo, tad galima smagiai juos bandyti sugauti. Nebejotinai geriausiai dirbęs masalas šioje žuklėje buvo Sweet Nut boiliukas su Tutti Frutti viršūnėlė. Tai padėjo ir atgaivino žuklavietę mano draugai taip pat, kur startavo su žuviniais, bet po keletos mano žuvų nusprendė keisti kombinaciją būtent į Sweet Nut su Tutiku ir pasipylė taip pat kibimai pas jį. Paskutinė naktis pas mane buvo kiek ramesnė. Draugui buvo tarp 2-3 momentas, kuomet sugavo gal 5 žuvis iš eilės, tarp jų būtent dički. Žvejojom maždaug 100 metrų atstumu. Iš arti, kur buvo jau kintas iš anksto taškas kito žvejo, visgi jokio judesio neatnešė, o pas mus dirbo tik kraštinės meškerės. Gan įdomiai. Šiandien kiek prabilo vidurinė
su tais paskutiniais rytiniais kibimais dėja visas veiksmas ir užsirišo. Bet žvejyba praėjo tikrai smagiai. Nežinau, ar tai jau bus paskutinė sezono žuklė, kad Lietuvoje tai tikrai. Tad visiems sakau, neišvyno, share, like, subscribe ir susitiksime, tikiuosi, jau kitame video.